dedam vieno. Bus rimti reikalai, nors jis valdosi siela. Aš vis dar kvepuoju, nes kažkur esi tu, žemės vysta po kojom, turi bėgti kartu. Reik keltis ir eit. Kuku. Ten kameros. Kas ten? Koks čia? Su Kaunecku. Jo, nebėra. Nu, ta prasme, dingo. Vat, reiškia, namie nėra, telefončikas ant stalo, o kraujas irgi ant stalo. Leika? Nu, tik su juo tiorkės. Nu va, Šamai, tu sakei, kad viskas sutvarkys. Oi, nu, Simončikai, nu, tugi pas mus kas, nu, pasiūsk ekipažą, tegul paima Hardinantą. Įsijaus gerai. Ta prasme. Nu ką tu man ką tik pasakei? Įsakinėjai man? Ne, prašau, nu, Hardinandikas ir tavo žmogus. Na ir ką? Ką? Tai daryk ką nors! Ko tu reikia? Įsijautėjai? Pats išsispręsi. Jeigu reikės teisėsaugos įsikišimo, aš prisijungsiu. Šamai. Ar tu ką nors supratai, ką aš ką tik pasakiau? Aš jūs visada suprantu. Va taip, pacana. Va taip. Mentas nesikiš. Vat, tipa, sako, mūsų reikalas. O dabar ir kubaturinam. Ką darysim? Tai kur Hardas? Čiort, znait. O Gabrai neskambinai? Aha, jo, kartą paskubėjęs, gali viską sugadint. Ja. Nu, tada reikia statyti vietą. Ką galvoji? Tai aišku. Reikia kiaušus parodyti, kitaip nieko nebus. Reikia Gabriui skambinti. O, teisingai, Beniucha. Skambik Gabriuchai ir sakyk, labas, aš Beniucha, kur Hardiucha. Jis tau reiškia daug lemucha, o tu, halmucha. Nifiga, nebijus mūsų. O pazonas išvies. Užsigrūdino, nebijo. Nu tai aš ir sakau, kiaušus reikia parodyti. O, Juranka. Naktis ilga, pasakok. Ir rodyk.
Ir kas toliau? Tada aš taip atsargiai prieinu ir sakau jam, aš mačiau, kad Žemė yra plokščia. Ir jis tai sako, mes tą seniai žinom. Boeingo pilotas man sako, kad Žemė yra plokščia, tik čia yra wow. Wow. Ant bairio pasakė. Tik nereikia, gerai? Aš 7 valandas skridau ir žiūrėjau pro iluminatorių. Nebuvo nė vieno debesėlio, o Žemė buvo visą laiką plokščia, lygi. Mes skridome 12 000 kilometrų aukštyje. Galvoju, aš akla? Viskas gerai. Žinai ką? Jeigu Žemė plokščia, tai kaip jinai sukasi? Sukasi. Gabriukai, Žemė nesisuka. Gerai, jeigu jinai sukasi, kaip mes nuo jos nenukrentam? Gravitacija? Nėra gravitacijos. Yra. Nėra. Yra. Tai kodėl tada obuolys krenta ant Žemės? Dėl juodosios materijos. Gerai. Gerai. Jeigu Žemė yra apvali, taip? Tai kaip tada upės teka į kalną? Paaiškink man. Kaip? Gerai, arba kitas dalykas, jeigu Žemė sukasi. Tai kaip tada žvaigždės danguje yra toje pačioje vietoje? Va, pavyzdžiui, aušrinė, taip? Žiemą vasarą, mes matome ją toje pačioje vietoje. Kaip? Kaip? Taigi čia išprotėt galima. Tai va, būtent, briukai. Kai tu sužinai, kad aplinkui vien tik tai melas, tai tiesiog šiurpas krato. Nu gerai. Žemė plokščia, ne? Bet tai kodėl jie tada nuo mūsų tai slepia? Todėl, kad jie bijo, kad mes sužinosim, kad už ledo sienos yra kiti žemynai, o ten gyvena milijardieriai. Nesijuok. Nesijuok, nes taip ir yra. O tą sužino tik tai prabudę. Labai gerai. Einam miegot, o rytoj būsim prabudę. Tu mane atsakei vieną klausimą. Kokį? Kodėl upės teka į kalną? Ne, upės teka nuo kalno. Gerai, aš tau parodysiu. Tuoj parodysiu, palauk. Nu gal rytoj pažiūrėsim, Julika. Ne, dabar pažiūrėsim. Taip, dabar pažiūrėsim, nes man tavo juokas dar dabar galvoje skamba. Ir dar taip jauriai.
nepaliek manęs. Nepaliek manęs. Gabri, Gabri, palauk. Telefoną nešk. Viskas padaryta. Jo, aš varu. Gerai, iki. Kas čia buvo vėl eiklė? Nekiaučias pastai. Alio. О, Габрюнечка, как делишки? Ko aš noriu? Aš perspėt noriu. В общем, paėjo gandai, kad tu pasiėmei Ferdinandiką. Aha, vat, ir jo, žinok, dabar bantosikai tave ieškos. O kaip? Nu, в общем, aš nežinau, kur tu esi, nu, kur tu bebūtum, gulkis ant dugno. Vat, man numesk koordinatės ir lauk, kol aš prilėksiu ir tada viską paderinsiu. Alio, girdi mane? Girdžiu, girdžiu. Aš namie. Atvažiuok, laukiu. Kraftai? Puolimas prasidėjo. Atvažiuok greičiau. Laukiu. Tai, Gabrielička, įsigandęs. O tai, ko mum ir reikia. Šio, važiuosiu, apdirbsiu, kol dar šiltas. Rizikingas chodas. Nu, kito ir neturim. Čia, žinai, kaip tas žaidimas, kas pirmas mirktels. Tai gal man kartu važiuoti? Beniuška, tu pas mus kas? Kas? Chemikas. O jie tave pamatys ir supras, kad kažką chimičinam. Ne, все, viskas bus okei. Dabar svarbiausia turim argumentą. O kaip? Nu ką, lėkiu? Все, давай. Palaimink. Oi, ne tas žodis. Visas gyvenimas prieš akis prabėgo.
Aš jau galvojau, kad su Gabriu reikės atsisveikinti. Kaip tik tada ir nustoju šaudyti. Kas šaudė? Sako Hardo pacanai. Čia Šramas taip sakė. Ir iškart po šūvio paskambino. Taip. Sutapimas? Aš nemanau. Imam už subinės ant karštųjų. Lipnios juostos turi? Ne. Julika, paduok. Kažkoks košmaras, ne naktis. Širdis taip kratosi. Su tokia tikrūra galiu užklijuoti. Man reikia, kad žmogus suriš. Tiks. Vyks. Ačiū. Rolai, atidaryk. Как делишки? Эй, laukia. Блин, пацаны, ну kaip jūs nesuprantat? Kaip nesuprantat, blin? Kardinalas yra kas? Yra motoras, yra zavadila, ne prie roliko bus pasakyta, blin. Ir bankomatas jo majo. O jūs maišą jam ant galvos ir į sklepą. Aš suprantu, kad 90-ieji grįžta, bet ne taipgi sparčiai, nu. O, todėl visi ir susiraukia. Kokie žmonės? Nu, davai aš tau dar rytoj sąrašą sudarysiu, blin. Karočiai, bakuriukas man vienas skambina, sako, taip ir taip paėmė dūlas, o aš jūsgi žinot visą laiką prieš tai ir prieš tą, aš iš karto pas jūs, kad va, čia, kad perspėt. Va. Jie jau čia buvo. Įti tvojų mat. Ir kaip? Kas kaip? Nu. Pašaudė kieme ir išvažiavo. Va, vadinasi, čia kas? Ženklas, nu, ta prasme, perspėjimas, kad jeigu nepaleisit Ferdinando, tai ryt poryt ir prasidės medžioklė. Klausyk tų medžiotojų. Čiagi tu pats viską sugalvoji. Va taip, kraftikai. Nu, okei, va ir galvok, ką nori. O aš sakau, kaip yra. Man jis atsiboda. O tau? Kažkoks neaiškus. Labas, atvažiavo. Gabriunička, nu kokie jie. Bet tau kas neaišku? Varėt bespridėlą, todėl liaudės ir kyla. Rolai! Palauk!